Tėvai. Ką, jau atvažiavom? Ne, pasukoju į šalį. Tėviškė palauks, gražią vietą apžiūrėsim. Gražesnės vietos už mūsų sodybą nėra. Važiuojam. Negalima taip, tėvai, vien savo kiemą matyti. Siūlo tau į Egiptą važiuoti, nevažiuoji, į Turkiją, nevažiuoji. Nevažiavau ir nevažiuosiu. Aš patriotas. Tai jeigu jau patriotas, tai bent savo tėvynės gražias vietas apžiūrėk, aplankyk. Užsieniečiai atvažiuoja, žiūri, aikčia iš nuostabos. Europos Sąjunga susidomėjo, remia, jūs tik tvarkykitės, išlaikykite, išsaugokit savo regioninius ir nacionalinius parkus. Ai. Na, kaip nori. Sėdėk savo, o aš einu. Einam, tėvai, laikas važiuoti. Tau tik lėkt ir lėkt. Kurgi nuskubėsi? Duok pasigrožėt. Verki? Vyrai neverkia. Tik šiaip ašaros byra. Čiagi šito velnio duobėj. Aš pirmą kartą tavo motiną pabučiavau. O dar nenorėjai eiti. Tai kad nepažinau iš miegų. Čia kitoks vaizdas. Atrodo, kad ir toliau sapnuoju. Čia viskas taip gražinama, tvarkoma. Sakai, Europos Sąjungai parūpo. Aš apskritai niekuomet nepagalvojau, kad ten kas nors apie mūsų velnio duobę žino. Tvarkomis tai patys. Europa pinigais remia. Jeigu tavo motina matytų, kad mūsų pirmo bučinio vietelę šitaip su europiniu lygiu tvarko, mūsų meiliai paminklą stato. Ai, tėvai, neįsifantazuok. Tai tvarko ne tik čia, tvarko daugybę Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų. Skaičiau, įrenginėja apžvalgos bokštus, lankytojų centrus, piliakalnius tvarko, asfaltuoja žvyrkelius. Sakai, daug ką tvarko. Tai gal ir Ladakalnį. Šitaip kaip velnio duobė su europiniu tokiu pakilėjimu. Na, skaičiau ir apie Ladakalnį. Tai varom. Kur? Į Ladakalnį. O tai kaip tėviškė, tėvai? Tėviškė suspės. Aš sūnau ant Ladakalnį tavo motinai pasipiršau. Kad tu žinotum, kiek reikėjo drąsos. Gal ir šitam mano žygdarbui ten paminklą stato. Varom. Gerai. Ai. Tu matai?